3D spausdintas krepšinio kamuolys pagaliau atkeliavo į aikštelę. Ir pirmasis pastebėjimas – ant minkštos dangos jis atšoka prasčiau nei testuojant ofise. Su tikru krepšinio kamuoliu skirtumas akivaizdus, ypač po kelių atšokimų. Ant betoninių plytelių jis atšoka geriau, todėl ateityje būtų įdomu pakartoti šį testą ir krepšinio salėje. Bet yra ir įdomus išskirtinumas – šitas erlės tipo kamuolys yra gerokai tylesnis. Driblingui reikia daugiau jėgos, bet prie to gana greitai pripranti. Labiau pasijautė nelygus paviršius. Po ilgesnio testavimo delnai ir pirštai tikrai jautė, kad kamuolys netoks švelnus kaip įprastas. Metant iš toliau taip pat reikia daugiau jėgos. Veikiausiai dėl oro pasipriešinimo. Bet svarbiausia, kamuolys atlaikė smūgių testus, jo galima varytis ir smagiai pažaisti. Tikro kamuolio jis dar pilnai nepakeis, bet kaip 3D spausdinimo eksperimentas, rezultatas tikrai įspūdingas. Jei norėtum tokį kamuolį išbandyti pats, parašyk komentaruose, o mes vienam iš jūsų jį padovanosim.